Sveiki visi, nesmė geri mylėtojai, šiandien turime gegužės 18 dieną. Atvažiavome į objektą 8 ryto. Pirmas grįžinukas gavosi ryte kaimynui pirmam. Tai būtų Molėtų rajonas, Alanta, ežeras Dubys. Būtent čia vakarinis vienintelis krantas yra lėkštas, o po to jums kyla, o visi kiti krantai yra labai status, per tokias daubos. Tai būtent va čia plokštuma. Nu ir gavosi grįžinukas 9,5 m gylio. Matavom vandens debetą 2,4 kubai į valandą. 10 litrų kibiras susipildo per 15 sekundžių. O užsakovas darosi pliažą. Ten bus apliažiukas. Įnirtingai dirba. Getesilė paplota, sakė 15 mašinų jau tenai yra suvaryta į tą pliažą. Tai va. Ir visą kelią buvo smėlis gražus. Gražus kaip prie jūros smėliukas be geležies. Šviesus, gražus. Dėl to toks ir debetas. Statėm tinklelį, aišku, ne po 16 kaip standartiškai, o po 14. Jis didesnį pralaidumą turi vandens. Tai va. Dėl to toksai va didžiulis debetas. Vandens prileidom. Visą laikėlį va, visiškai pilnai prasivalęs. Va, kaip krištalas vanduo. Absoliučiai. Važiuojam su džipuku prie kabelę. O dabar pradėjo lyti. Nu, fokusas. Pradėjo dabar va jau lyti pagal prognozę. Tai jau pakuojamės daiktus. Neužilgo važiuosim. Tai va tokia va gavosi diena. Neilga. Dabar va 12:03. 12:13. Va toksai va namūkai tokiam gręžiama šitoje va vietoje. Čia įsileis Gisoną ir kaimynas, ir antras kaimynas. Šalia čia Gisoną. Va, mūsų pirmas grįžinys padarytas. Čia 9 metrai. Irgi va ta pati smėlio frakcija, absoliučiai tas pats. 1:1. Nes namukas nedidelis, hidroporo nenori namo vestis. Va. Taip atrodo toksai. Naujas statybos atarėselė bus. Pasidarys žmonės atvyksta strokiai, bet iš ežero gaisrinis žarnas prasitempiam. Šitas pakrantės. Nes grįžimo procesui vanduo reikalingas ir elektra. Va, toksai va gražus, nedidelis Dubys ežeriukas, kuris davė šiandien mums vandenį. O tie visi 3 šlaitai absoliučiai. Labai status ten ir po 12 metrų perkitimas, tai pusė po 10 metrų perkitimas iškart. Ten jau gręžti negręžęs, ten jau vandens jau nebūtų. Čia visa vandens linzė. Tai va, išfrezuotas visas klypas. Alksniai tik tai valikė. Va, žmonės gražiai tvarkosi. Einam pažiūrėsim, kaip atrodo pliažas. Ja, oras subjūra. Laikas bus namo važiuoti Elektrėnus. O užsakovas. Ir kiek čia mašinų suvarėt? Čia 8, čia dar 4. Va, čia 8, čia dar 4. Va, įsivaizduojat. Kokie darbai nirtingi vyksta, kad būtų gražus pliažas. O ežero gylis koks čia giliausia vietoje? Nežinot? Nu, kaimynas kažką kalbėjo apie 18 metrų, sakė kažkur tai tam krante. Bet net ne... Vietiniai sakė, kad gilus, dėl to pavadinimas Dubys. Dubys. Nu, Dubys ne dėl to, kad daubojais. Aš manau dėl to. Visi man vietiniai sakė, kad yra gilus. Aha. Nu ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Labai gerai rekomenduoju. Ačiū už gerą žodį. Greitai, nerūko, negeria, kokybiškai, linksmai. Taip. Ir geras vanduo be geležies. 2,4 kubai į valandą. Tai čia jau... Viskas tvarkoj. Sočiu, jo. Ačiū. Viskas tvarkoj, tikrai viskas tvarkoj. Jo, viskas liks. Vat sekmadienį, kai sako, negalima dirbti. Va, užsakovas dirba, mes dirbam. O, ir mums rytoj bus savaitgalis, kaip sakant, jo, rytoj pailsėsim. Po to antradienį važiuosim iš Žmarius į Obeliną. Tas Dievo įsakymas švęst sekmadienį ne mum. Jo, ne mum, jo, tikrai ne mum. Tai va, tada geros dienos ir gero vandens. Iki viso.